Sveiki bičiuliai, šiandieną randuosi ne sporto klube, o svečiuose ir filmuosiu laidą su žmogum, kuris buvo kažkada kočiokas, o dabar tiesiog gyvena maloniai gyvenimą. Ir džiugu, kad esu svečiuose pas Paulių Ratkevičių. Sveikas, žinai, kaip yra, kaip prezidentas, kaip buvusių nebūna. Kačioko man irgi, aš turiu visišką kačioko dvasę, gal tiesiog taip stipriai nebesikačialinu. Bet aš, žinai, galvoju, pasakysiu tą kočiokas ir galvoju, ar priimsi. Oi, lemba, aš save, žinok, visiškai 100% to laikau. Gal aišku, žinai, aš esu labai stipriai nuo to nuėjęs, bet kažkokią tai lengvesnę formą aš kiekvieną dieną, ten ne kiekvieną, 3-4 kartus einu kačialintis, tupiu, spaudžiu, traukiu ir realiai nieks nepasikeitė, apart to, kad tą darau gerokai silpniau. Aš įsivaizduoju, jeigu mūsų auditorija yra kokių 25 metų, tai jie net nežino, kad tu buvai kočiokas. Jo, visiškai. Matai dar, kas aišku, kačioką laiko. Gal kačiokas yra tas, kuris kultūrizme dalyvavo, tai aš niekada klasikinėme esu dalyvavęs, bet ir tai su savo 73 kg svoriu, tai kažkas netgi ir tokio žmogaus gali nelaikyti kačiokų nors. Aš tai, žinai, aš irgi buvau išsikėlęs savo šitą klausimą, žinai, galvojau, gerai, o kas yra tas kočiokas? Nes tikrai nemažai yra sportininkų, kurie nėra dalyvavę varžybose, bet jie puikiai dirba salėse, turi tą kočioko dvasę. Kas yra kočioko dvasia? Darbas su metalais, su svoriais, toks hardcore, žinai, lengvas, bet tau nebūtina būti profesionaliam kultūristui. Tikrai taip. Matai, tai kačiokas ir nėra apibrėžimas. Principai, jo. Aš manau, kad kočiokas, mes galim padaryti apibrėžimą, žiūrėk. Mes galim padaryti apibrėžimą, paskui rašysi į Wikipediją, žinai, kačiokas. Kas yra kačiokas? Žmogus sportuojantis, aktyviai su svoriais, prisižiūrintis mitybą. Privalo, nes, kočiokas, ypač daug baltymų. Matai, dar tas prisižiūrintis mitybą gali visada į masę įti visą gyvenimą. Yra tokių, aš manau, tikrai kočiokų. Taip. Tai jo. Žinau net keletą. Kačioko apibrėžimą turim. Žiūrėk, mes žinau, kad šiandieną turėsim tokį įdomį užsiėmimą. Čia tu daugiau gaminsi. Jo, beje, šiandieną pasikvietė Paulius į svečius. Sako, kažką pagaminsim ir pabendrausim. Sakau, atvažiuojam. Kol tu nepradėjai čia pjausti, češkavoti visko, apšilimui turi tokį blitz klausimyną. Pasirinksi, kas tau atrodys tam momentui patogiausia. Tiesiog tokį sušaudysim, gerai? Ok. Višta ar kiaušinis? Kiaušinis. Audi ar BMW? BMW, nes gal dabar apie BMW galvoju, bet labai priklauso nuo modelių. Boksas ar bėgimas? Boksas. Paplūdimys ar kalnai? Kalnai. Žalgiris ar rytas? Rytas. Lovoje žiūrėti filmą ar vakarėlis? Vakarėlis. Klaipėda ar Kaunas? Klaipėda. Popsas ar house muzika? Hausas. Vasara ar pavasaris? Pavasaris. Laikas su draugais ar būti vienam? Būti vienam. Aukštis ar greitis? Greitis. Proteinas ar kretinas? Kretinas. Raudona ar geltona? Geltona. Arbūzas ar bananas? Bananas. Alus ar vynas? Negeriu. Bet, vieną reikia pasirinkti. Ok, alus, vyno niekada negerdavau. Laikrodis ar batai? Batai. Blondinė ar briunetė? Blondinė. Šuo ar beždžionė? Šuo. Miestas ar kaimas? Miestas. Ledai ar burgeris? Burgeris. Sušaudėm. Bet tokių buvo labai daug kur, ta prasme, abu. Bet aš manau, turbūt visiems ten kalnai. Šitą neseniai pradėjom. Kalnai ar paplūdimys. Jeigu man atimtų kalnus vieną kartą per žiemą, kur važiuoju slidinėti visada, eiktų savo, kaip blogai būtų iš kitos pusės, jeigu ir paplūdimį naičiau būtų. Bet ko labiau, žinai, pagalvoju, ko labiau pasilgtum? Ta ir šauni tikriausiai. Taip, į kalnus tik vieną kartą važiuoju. O paplūdimį aplankai dažniau? Paplūdimį dažniau. Tu mėgsti keliauti? Jo, čia toks turbūt viena didžiausių mano aistrų yra kelionės. Ten galiu turbūt visą algą palikti. Kasdien biliečiukus pažiūriu. Supratau. Kaip manai, Pauliau, kur yra tavo sėkmė? Jok tapai žinomų žmonių trenerių ir tuo pačiu pats tapai kur kas žinomesnis. Kur čia buvo šita visa sėkmės istorija? Džiaugiuosi, kad turiu artimųjų, kurie mane ir pastumėjo ir davė kažkokią tai pradžią.
Tai pradžiai brolis, pamenu, ten 11 metais ten kūriausi trenerių anketą, kurių dar buvom nemažai, kaip tik su operatorium kalbėjom, sako, aš anksčiau 8 metais buvau susikūręs, tai manau, kad buvo ir anksčiau, bet gal nebuvo tokios didelės pasiūlos to tokio turinio ir aš tada pradėjau ten kažką žinomesnio patreniravau, kas, žinai, nebuvo tada dar tokio dalyko apskritai, gal populiaru ir ten, pamenu, Radis, tai buvo Bružas, dar džiazu kažkur ten. Treniravau pačioj pradžioj ir buvo labai lengva susirinkti tave stebinčių žmonių ratą, nes tokio tipo turinio nebuvo. Ir manau, tas populiarumas taip ir prasidėjo. Aš čia kalbu grinai apie populiarumą, ne apie kažkokias tai profesinės žinias arba panašiai, bet tokį populiarumas socialiniai erdvėjai. Tai aš to pabandžiau, paragavau, visai pavyko visas tas startas toksai ir pamačiau, kad man pačiam yra smagu tokio tipo turinį daryti, apskritai dalintis kažkokiam tai įžvalgom apie ten sportą, mitybą ir matai, tokia pradinė sėkmė gali daug ką aplankyti, tai klausimas, kas po to. Tai kadangi man tai prilipo ir man pačiam buvo malonu tai daryti, tai evoliucionavo Facebookas, tada Instagramas ir dabar yra ko yra. Tai manau, kad startą davė mano aplinka, kuri man padėjo, tada aš pats užsikabinau ir manau, kad gal sugebu duoti naudos toj socialiniai erdvėjai žmonėms ir manau, kad prideda tai, kad save laikau tikrai linksmų žmogum ir žmonės tai traukia. Ar tu pirmiau jau buvai pasiekęs sportinių rezultatų ir paskui nuėjęs treniruoti, ar tu tą darai paraleliai, kaip pas tave taip gyvenimo etapai buvo? Kaip salėje jau sportuoju, rugpjūtį bus 26 metai, tai 12 nuėjau ir ilgiausią pertrauką turėjau mėnesį nuo salės. Pirmam kurse įstojau, taip užbaliavojom, kad nenusipirkau abonemento ir mėnesį praleidau. Po to supratau, kad galima juos derinti abudu. Jau iš to dar dalies irgi prieisim. Tai tavo topikas įdomus. Tai va, žodžiu, 26 metus ir dalyvauti pradėjau 7 metais. Kiek metų buvo? Tarp kitko, ne, aš dalyvauti pradėjau 14. Tai pirmos mano varžybos buvo štangos spaudimo nuo krūtinės. Čia jėga. Jo, čia jėga. Lietuvos čempionatas jaunimo. Laimėjau pirmą vietą, buvau Lietuvos jaunimo spaudimo čempionas. Spaudimo čempionas. Jo, spaudimo, spausdavau visus. Tai, pamenu, gal sveriau kem 2, man atrodo, paspaudžiau šiam 7. 14 metų būdamas. Jo, aš visą laiką, aš dabar mažiukas. Tai dvigubai sveri, bet. Bet šiaip gerai man ten visai sekėsi ir Aukštaitijos taurę buvau laimėjęs. Žodžiu, visai tuo metu pagal tą rinką buvau, žodžiu, visai neblogas spaudikas. Pamenu, vienu metu, man atrodo, gal buvau dvigubą svorį paspaudęs. Ar link dvigubą? Sveriau 75, gal 105 ar 105 buvau paspaudęs. Būdamas 17, man. Ir tada kažkaip aš šiek tiek baigiau dalyvauti, tuomet toliau sportavau ir nuėjau į body gymą buvusi, dabar jau nebėra to klubo, ir Audrius Štelmokaitis, treneris mano, sako, ar nori sudalyvauti varžybose 7 metais. Tai va, 3 metus dalyvavau, tada pradėjau dirbti treneriu nuo 10 metų ir dalyvavau iki 15 metų. O didžiausi pasiekimai buvo prieš paskutiniais dalyvavimo metais, tai jau po 8 metų dalyvavimo ir ten po jau daug metų sportavimo. Tai to 14 pagrindė viską ir laimėjau, tai jau 4 metus dirbau treneriu. Čia aš galvoju tau, kad nesitrukdytų, tu gali pradėti, gali kažkokį man darbelį, jeigu reikia padėti, kad tau laikas nesitrukdytų, aš pabandysiu tave taip lengvai klausimus uždavinėti, kad tu galėtum tuo pačiu. Tu nesi tas, žinai, kaip būna, kur vieni, aš tik tą galiu daryti, bet negaliu kartu ir ten dar kelių darbų. Manau, kad suderinsim. Jo. Aš gal šiek tiek apie patį patiekalą, kadangi aš šiaip labai džiaugiuosi, kad man ta kankinanti mityba taip ir neprilipo, žodžiu, tais visais pasiruošimais, nes yra žmonių, begalė sportininkų mačiau, kuriem yra normaliai. Baigėsi varžybos, jie ten po 3 dienų vėl tą vištą valgo. Ir, aš valgydavau, bet, man kažkaip tai nebūdavo skanu ir dėl to labai džiaugiuosi, nes taip gimė, šiaip mėgstantis esu gaminti ir gimė begalė gerų, skanių, sveikų receptų, kas šiais laikais šiaip yra jau daug žmonės jų prisigalvoja arba kažkur internete prisigaudo, tai va šiandien vieną tokį ir pagaminsim. Labai sveikas, ta prasme, puikios sudėties, patiekalas, sriuba su daržovėm, kruopom
jautienos kumpis, aš taip labai paprastai padarau, Virtas. imu kokį kilą jautienos kumpio, išsiverdu ir man gaunasi 2 sriubom, tai jisai buvo užšaldytas, porą savaičių, gal net mėnesį gulėjo, tai išsitraukiau dabar. Čia yra apie pusę kilo nevirto, tai čia kažkas tai apie, gal daugiau net 600 gramų nevirto, apie 305 gramų 300 virto. Tai va, padarysiu skanę sriubą, kuri bus visiškai sveika, tai kas sportuojat, mėgstat gerą maistą, labai rekomenduoju pasigaminti. Koks sriubos privalumas yra, kad, pavyzdžiui, kokio kepsnio kitą dieną jau nesinori valgyti ten šildyto, nes jisai, gal kačiokai, aišku, viską valgo, bet iš esmės pagal skonį tai... Bent jau vištą tai tikrai. Bent jau vištą tai tikrai, ten galima visai savaitę į priekį pasidaryti. Vis tiek tas pats skonis susilieka. Kas sriuboja gerai, kad sriuboja išlaiko tą patį, visiškai tą patį skonį, pasišildat ir kitą dieną dar skaniau. Tai va, aš pradedu lupt daržovės ir mes galim bendrauti. Tau aš neduosiu nieko, nes čia nėra ką. Aš šiaip mėgstu irgi, žinau, gaminti, aš tas esu tas, kuris gamina. Jo, jo aš namuose tikriausiai daugiau gaminu negu žmona. Aha. Ir man tiesiog patinka, aišku, kai būdavo varžybiniai periodai, kai tau reikėdavo pasigaminti tenais 6 valgymus ir kiekvieną dieną tą darai, tas gaminimas jau įgrįsdavo. Ir kažkaip paskui po kurio laiko net nebenorėdavai žiūrėti, tai žinai, kažką greito, paprasto. Bet aš kaip ir tu tikriausiai negalėdavau pakęsti tos tokios monotoninės mitybos. Ir man valgyti ten tą patį maistą, aš pastoviai vis galvodavau ir kurdavau įvairiausius receptus. Okay. Tai visokios gerybės kažką pasidaryti, kad ne tik nevalgyti tos pačios, atsiprašom, šitos vištos, nes aš dabar, žinau, pats svorį metuosi, man tą vištą minimaliai stengiuosi, ieškau kažkokios tai žuvies, kažkokios tai jautienos. Kažkuo bandau viską įtalioti, nes aš tiesiog mėgstu, kad irgi tai būtų kiek įmanoma skaniau ir taip, tą galim padaryti. Aš atsimenu, tu esi turėjęs laidą, kur televizijoje buvo laida, kai tu važinėjai per žinomus žmonės, tikrindavai šaldytuvus ir gamindavai iš to, ką randi kažkokius tai maistus. Buvo toks, ne, periodas? Jo, tai laida vadinosi Virtuvės revizija, tai ne aš gamindavau, virtuvės šefas gamindavo. Aš jau ten aptardavau. Ten tik velnių duodavai. Jo, aptardavau produktus, kurie būdavo pas žmonės šaldytuve, o jau šefas iš tų produktų atrinktų sveikų kažką tai turėdavo pagaminti skanaus ir sveiko. Tai jo, buvo tokia laida. Ko šiandieną nerastume pas tave virtuvėje? Majonezo. Visai? Jo, aš nemėgstu. Aha. Majonezo nemėgstu. Prieš kokius, 20 gale atsisakiau saldumynų. Tai nėra visiškai nekalta, nes aš suvalgau ganėtinai dažnai kokį protein barą ar kažkas, kas turi saldiklių. Čia tokia ilga diskusija, kas ten geriau, kas blogiau, bet neišsiplėsim. Ir tai va turbūt nerastų, gal draugės kokiu nors, bet ten, ta prasme, bandelę kokią valgiau. Tai geriausiai, taip žinau, sakyti, kad čia ne mano yra viskas. Jo, bandelę kokią valgiau prieš 4 metus, džiaugiuosi, kad man netrūksta. Džiaugiuosi, kad man... Tau reiškia, pavyko susireguliuoti cukraus lygį kraujyje ir tu... Kažkaip... Yra tų kreivių. Kažkaip tai jo, man visiškai pavyko, aš kasdieną turiu kažką tai gauti saldaus, tai aš arba protein barą suvalgo, arba mėgstu pusryčiam išsikepti širdelinius blynus, kur eina bananas, proteinas, klasikinis, žodžiu, ten šiek tiek riešutų. Tau atrodo, žinai, klasikinis, pasakyk receptą dabar. Tai pasakysiu pilną receptą, ką aš dedu, tai yra 7 ingredientai. 2 kiaušiniai, 1 bananas, 1 kaušelis proteino, šiek tiek cinamono, 1 šaukštas miltų, renkuosi šiek tiek sveikesnius. Spelta? Speltas, man tinka. 2 arbatiniai šaukšteliai riešutų sviesto ir kokie 5 dropsai ten kokio nors saldiklio? Vanilinio, jo, saldiklio. Flavor dropso. Ką? Flavor drops kažkokia. Jo, flavor dropsų. Tai viską į vieną sumali kažkokią formą, ne? Sublenderiuoju ir išsikepu 3 blynus. Gaunasi 3 blynai širdeliniai keptuviai. Bandai skaičiuoti, kiek ten kalorijų pas tai gaunasi? Kažkas 4 pm, tai tokie valgo apskritai 3 pusryčius. Tai savaitgaliais būna proteininiai blynai iš bankės. Ką turiu minį? Tie, kur būna mišiniai? Jo, mišiniai. Tai jau tą valgau gal 8 metus jau savaitgalis visada, neatsibosta. Okay. Su bananu šiek tiek. Seniai valgiau, reiks pasidėlyti.
Jo. Kažkaip užmiršau visą šitą reikalą. Tai aš savaitgalis visada. Šeštadienį, sekmadienį pasidarau ten tie blynai, įsuku bananai su kokoso drožlėm ir šiek tiek šokoladinio irgi krem. Ir, žodžiu, tokius 3-4 blynus. Arba grikiai su kiaušais. Tai 3 tokie variantai, kuriuos valgau pusryčiams. Kiek kartų dieną valgai? Valgau 3 pagrindinius ir plius minus 2 užkandžius. Toks labai klasikinis valgytojas esu. Ne, aš manau, kad klasikinis būtų 3 kartai dienoje, tiesiog. Nu, jo, aš čia kalbu gal... Sportininkas. Jo, kalbu gal sportininkas. Anksčiau faktas, kad ten, kai dalyvauji, tai būna 6 plius minus tolygus valgymai. Tai dabar tokio neturiu, pusryčiai būna, tada būna jeigu būna treniruotė, tai išgeriu kokteilį, kur dedu viską, kas gali susiplakti, nes aš ten, man užknisai ten kokias skaidulas atskirai gerti, arba ten kažką, tai aš ten proteinas, kreatinas, gliutaminas, skaidulos, dar vitaminų įpilamų, kolageno, šiaip ką geriau vakare gal gerti, bet vis tiek aš, žodžiu, supilu viską, kas plakasi ir dar angliavandenių šiek tiek ir išplaku. Tai man toksai labai, labai mėgstu paprastai. Kolageną beje geriau ryte gerti. Jo? Jo. Okay. Todėl, kad kolageno vartojimas padeda įsisavinti iš kitų baltymų gaunamą kolageną. Tai jeigu mes vartosim prieš pusryčius arba su pusryčiais, reiškia iš to, ką mes dienoje valgysime baltymų šaltinių, mūsų kūnas galės geriau įsisavinti kitus kolagenus. Matai, turėjau informacijos, o pasirodo jinai neteisinga, o pasirodo, kad darau visai gerai, nes mano workoutas apie 10, tai tipo aš išgeriu 11. Ja. Tai, žodžiu, viskas geriau net negali. Galvoju, kad klydai, pasirodo, kad gerai. Okay. Gerai, grįžtam dar, man žinok, labai tam įdomi tema ir apie varžybą šnekėtis, nes vienas dalykas yra kalbėti su sportininkais, kurie ten dalyvauja, ruošiasi, o kitas dalykas yra kalbėti su žmonėm, kurie yra praėję etapą. Praėjo jau nemažai laiko, kad susivoktų ir galintys apie tai dabar šnekėti visai kitomis akimis. Kas įvyko po 15 metų, kad tu supratai, jog, stop, gana? Tai vyko toks dalykas, kad po varžybų, man 15 metų varžybos nebuvo sėkmingos, aš šiaip skaitau, kad buvau geriausiai formai, man atrodo, tai turbūt, kad buvo geresnių. Konkurencija buvo padidėjusi. Jo, konkurencija buvo padidėjusi, tai apskritai dabar tokia padidėjus, kad man atrodo, aš su tų metų geriausia forma dabar kažkur tai ten gale gal girčiau, žinai, tai ten, ta prasme, tokie ten jau monstrai, o ne monstriukai. Tai, aš aišku kalbu apie ten pasaulinį lygį. Tai po 15 metų varžybų man pirmą kartą atėjo toksai klausimas, ar man vis dar to reikia. Ir aš supratau, kad kai tas klausimas gimė, kad tu sunkiai turbūt gali kažką tai laimėti. Jeigu toks klausimas iš esmės kyla, nes jisai nekylo anksčiau. Aš galvojau, kad varysiu iki ten paskutinio atodusio, dalyvausiu varžybos ir tuo šventai tikėjau, kaip bičiulis Dainius Barzinskas, kuris, žodžiu, visą gyvenimą tuo totaliai gyvena. Ir atėjo toks klausimas ir tada aš porą metų nedalyvavau su tuo klausimu ir po tų poros metų atėjo atsakymas, kad man gal man viso to ir nebereikia. Tai ir toliau nebedalyvavau. Tai kaip ir pradžiai tai keista buvo, galvoju, kaip čia aš visai kitokį mindsetą turėjau, bet po to dėl to sprendimo labai džiaugtis pradėjau, kad atsidarė naujas galimybės, nauji pomėgiai, nauji dalykai. Vaikas randa. Žinai, kai esi visiškai tame, net nematai, kad kažkas tai gali būti šalia ir džiaugiuosi, kad tame būdamas buvau 100%, tame kaifavau, tuo gyvenau ir net nebuvo ten kažkokių tai poreikių kitiems dalykams, tai buvo visiškai kaip tunelio matymas, tik tai ten ir niekur kitur. Ir labai džiaugiuosi, kad buvo tas etapas su tuo mindsetu ir dabar džiaugiuosi, kad jisai baigėsi ir dabar yra visiškai kiti dalykai. Tai ir iš esmės, turbūt tie, kurie dirba treneriais, tai labai yra puiku kažką tai gyvenime pasiekti savo kaip sporto srity, nes tas vardas kaip Europos čempionas, jisai visą gyvenimą bus naudingas, ypatingai kai mano veikla yra trenerio. Jo, aš manau, kaip treneriui to vis tiek tas. Trenerio veikla, jo, tai yra tikrai be galo džiaugiuosi, kad buvo tas etapas, džiaugiuosi, kad tas etapas baigėsi ir džiaugiuosi pasiekimais, kuriuos pavyko įgyvendinti. Okay.
esi įgijęs daug naujų žinių, padedi įvairiems žmonėms atsikratyti svorio, transformuoti savo kūną. Kaip keistųsi dabar tavo varžybų pasiruošimas nuo to old schoolinio, kurį turėjai? Bandai pagalvot kada? Aš turbūt kažką tai, visų pirma, kažką tai samdyčiausi. Tai... Nes tu pats ruoždavaisi. Jo, džiaugiuosi, kad turėjau gerą trenerį, minėjau Audrių Štelmokaitį, tai mes su juo iki 20 metų. Toliau aš jau dariau visiškai viską pats, taip kaip man atrodė. Tai aš manau, kad dabar aš vienareikšmiškai samdyčiau tą, kuris apie mane išmano daugiau, apie sportą, apie profesionalų sportą, negu aš, nes kaip ir nemažai būna klausia žmonių, kad ar ruoši sportininkus varžyboms. Tai, ta prasme, būtum ten geras, tau ten labai pasisektų, kodėl to nedarai. Tai, sakau, aš nei vieno sportininko nesu paruošęs, aš esu geras toj srity, kurioje aš esu, kad padėt žmonėm, dažniausiai su sportu arba mėgėjams, arba tiems atvesti į režimą tuos, kurie bijo tenais kažką tai pradėti. Tai yra mano didysis arkliukas. Jeigu aš norėčiau pradėti sportininkus ruošti, tai reiškia, kad aš turėčiau ne tik tai, ką pats praėjau, bet dar ir sužinot labai labai daug metodikų, dalykų. O čia kaip mūsų treneriai, kurie ruošia sportininkus, kaip Rinaldas Česnaitis, Ovidijus, Dainius Barzinskas, tai jie turi begalę žinių, nes turi mokinių ir juos ruošia. Tai yra visiškai skirtingi dalykai dirbti su sportininkais ir dirbti su paprastai žmonėm. Tai manęs niekada tai nedomino netgi pradėti. Ne vienas žmogus yra kreipęsis, kad... Noriu klausti, ar yra buvę, kad klaustų kas? Oi, daug, tikrai. Nes, faktas, tai normalu, kad kreipiasi, nes žmogus tiek praėjęs sportinį kelią, ar galėtum paruošti, tai manęs niekados tai nedomina. Tai, jeigu ir mane domintų, tai nereiškia, kad aš būčiau geras treneris, nes turėčiau turbūt išmokti labai labai daug dalykų, nes, žinai, ką aš galėčiau pritaikyti kitam, tai tik tai ką pats praėjau, o, tarkim, ten išbandžiau 3 ar 4 metodus, o jų yra 50+. Tai... Labas. Jeigu tau patinka mano kuriamas laidų turinys, drąsiai gali prisijungti prie šio nuostabaus kanalo išlaikymo. Jums tereikia užsukti į mano puslapį papildystas.lt. Norėjau padėkoti, kad esate kartu. Jeigu norite sekti visas naujienas, užsukite į mano Instagramą ir nepamirškite prenumeruoti šio kanalo. Ką čia dedi? Sviestuko. Tai visai sriubai 1 arbatinis šaukštelis. Ką naudoji kepimui? Aš pagrindė arba purškiam aliejų, jeigu kažką tai labai liesu tokio, jeigu kažkokia va tokia sriuba, tai aš sviestą mėgstu. Bet G sviestas čia pas tave, ar paprastas? G, bet žinok, aš per daug jo nesiparinau kokį dėdžią, žinai, kodėl G naudoju pagrindė, dėl to, kad jis labai ilgai galioja. O aš labai mažai jo naudoju. Tai man, kad nesugest. Jo, jeigu aš paimu sviesto pakelį, tai 2/3 sugenda, nes aš jo tikrai mažai sunaudoju. O jeigu ant kokiu nors ten kažko užpilt, alyvuogių aliejus. Supratau. Tu buvai tas, Pauliau, kuris labai mėgdavai pasitūsinti. Turėjai gyvenime etapą, ne? Aš ir dabar mėgstu. Okay. Tik tai, kad mano režimas toks, kad aš dažniausiai ten nebenueinu, nes aš labai anksti miegot užsimanau, o tūsai prasideda vėliau. Bet kaip tą pavykdavo tau suderinti su sportininko, varžybinio sportininko gyvenimu? Tai aš apie sriubą. Tai tiesiog supjausto daržovės, bulvės, morkos, paprikos, česnakai. Svogūną dar dedu, bet neturiu šiandien. Tai ant sviesto šiek tiek apkepsiu, maišydamas pastoviai. O kaip pavykdavo suderinti, žinok, aš pats nesuprantu. Kaip atsistatymas, viskas, pachmielas. Nes tu vartojai alkoholį, dabar sakai, tik nevartojai, ne? Tai vartodavau alkoholį ir turbūt... Gal tuo klausimu genetika buvo labai dėkinga, kad jeigu šeštadienį papjaudavau iki 10 ryto, ten, šeštadienį, sekmadienį pagulėdavau, į salę pirmadienį eidavau 100%. Ta prasme, 100% jėgos. Ir jokių ten, kad ten kažką silpniau ar ne, varydavau labai stipriai kaip ir visada. Tai manau, kad kas stebi, tai tikrai ne pavyzdys. Aš to nerekomenduoju daryti, bet aš toks buvau ir aš nieko negalėjau su savim padaryti. Tai aš kiek varžybom ruoždavus, tiek ir mėgdavau patūsinti. Ar turi patarimą pachmielui geram? Ką naudoti? Gal kokį nors receptą? Ne, neturiu. Nepramušiai šito klausimo? Ne, žinok, nepramušiau, kas man ten labai stipriai padėtų.
tuo metu. Aš realiai ir baigiau baliavoti vieną iš priežasčių ta, kad man prasidėjo labai ilgas atsistatymas. Ten šeštadienį pabaliavoju ten iki 3 nakties, jau pamenu paskutiniu metu. Ir ten sekmadienį, pirmadienį fizinis, antradienį, trečiadienį dar šiek tiek moralinis kabina, ketvirtadienį jau laimingas. Tai ta kaina pasidarė gerokai per didelė. Manau, kad jeigu tą kainą būtų reikėję mokėti tada, kai aš ten stipriai baliavodavau prieš 10-15 metų, tai aš būčiau tiesiog pabaigęs tūsinti anksčiau. Nes kai tūsint patikdavo, kaina labai nedidelė, tai žinai, kodėl nebaliavoti, nes jeigu kaip iš pirmos pažiūrės viskas susiderina, gal aš būčiau kažkoks tai gerokai buvęs rimtesnis sportininkas, nieks nežino, jeigu aš būčiau to nedaręs, o gal kaip tik ne. Tai žodžiu, man kažkaip tai susiderindavo, jeigu jaunimas žiūri, tai žinokit, čia tikrai ne pavyzdys. Taip nereikia daryti. Ne. Kokius papildus vartoji šiandien? Tikiu, kad esi per tą savo karjerą visko bandęs, visokių papildų atsirinkęs. Ką šiandieną... Čia parodysi ir ką? Galvoju, trauksi proteiną jau kokį. Vanduo pagrindinis papildas. Vis tiek esi sportuojantis. Važiuosim beje šiandieną pasportuoti. Irgi su Paulium. Darysim kojų treniruotę gamtoj. Jo, kažkas laukia kitaip. Oras geras. Galėsit pabandyti kažką kitokio. Tai grįžtam, kokius papildus Paulius vartoja šiandieną? Tai aš geriu proteiną. Kaip dažnai? Tai va, jeigu kepu tos blynus, tai ryte įsidėdu kaušelį vieną, tai yra 15 gramų. Ir geriu po sporto. Šiaip, jeigu neturiu sporto, nelabai aš jį geriu. Bet sporto dieną visada? Sporto dieną visada. Man ir patogu. Man ir patogu ir kaip sakiau, aš ten kitus tos dalykus susipilu į tą savo proteiną. Čia dedu į sriubą raudonojo kario pastą, jinai labai labai pagerina skonį. Ir yra tikrai geras natūralus. Gaila, jūs, bičiuliai, neužuodžiat. Aš užuodžiu. 130 į tokį visą puodą perlinių kruopų. Ir virta jautienos. Baltymų šaltinis. Jo, baltymai. Ir tada... Čia miški taškosi. Tada naudoju glutaminą. Kaip kada vartoju glutaminą? Aš viską, žinok, metu į tą kokteilį. Į rytinį? Į savo posportinį. Okay. Posportinį kokteilį. Kadangi aš dar sportuoju tinklinį, tai pas mane gaunas kokie 5 sportai per savaitę, 5 kartais netgi 6, tai gaunas, kai nesportuoju, tai aš to kokteilio negeriu. Ir neapsikraunu tais ten, žodžiu, papildomais, kad reiktų išgerti tenais. Okay. Žodžiu, tai va. Geriu kreatiną. Paprastą monohidratą ar kažką? Paprastą monohidratą, paprasčiausiai. Okay. Ir geriu kolageną. Dar kartais pageriu resveratrolį. Dėl ko? Dėl ilgaamžiškumo. Dabar kaip tik pasidariau kraujo tyrimą dėl telomerų ilgio. Ir taip pat, tai va, turėsiu su vienu genetiku, mačiau laivą tokį pas Andriją Čepkauskienę, kuri yra mokslų daktarė, man atrodo, su tokiu genetiku iš Santaros klinikų. Mane ilgaamžiškumo tema yra labai man įdomi. Dėl to ir stengiuosi tą visą labai subalansuoti, kad kuo sveikiau ir kuo ilgiau gyventai. Tas sportas, mityba, miegas ir meditacija yra labai man svarbus komponentai mano gyvenime. Tai pasidariau kraujo tyrimą ir bus mano pamatuotas NAD lygis. Kas toksai? NAD lygis, kuris įtakoja telomerų ilgį, kas apskritai yra atsakingas už senėjimą. Gyvenimo ilgis. Jo, su tuo genetiku iš Santaros klinikų turėsim aptarimą kaip tik live transliacijų ir parekomenduos papildus ir apskritai apžvelgsim mano tą situaciją. Tai man ši tema labai labai įdomi, kadangi gyvenimas geras, norisi sveikam gyventi kuo ilgiau, tai toks įdomus dalykas ir į tą daug kreipiu dėmesio. Ir geriu omegas. Omega 3? Jo, omegas geriu, kadangi jų trūksta visiems ir visada. Tai turbūt toks papildas, ką galėčiau rekomenduoti visiems užsimerkęs. Nes kiti papildai vis tiek ten kažkam tai trūksta, kažkam netrūksta. Toks omega, man atrodo, kad yra... Daug suvartoja omegos? Kaip tau pasakyti? Pagal tos skaičius,
Net nepasakysiu dabar, nes žiūrėjau ant pakuotės, kiek turi to, tai geriu dvigubai. Geriu dvigubai negu nurodyta dozė, tai pagal tuos 2 parametrus. PRDHŠ. Jo, pagal tuos 2 parametrus. Atrodo, tada pasižiūrėjau, kad būtų šiek tiek virš normos. Bet to dariausi dar, buvo kažkas padovanojo Zinzino tyrimą. Tai, Jo. žodžiu, mano tas, nors sakė, ten beveik visiems trūksta, tai mano... Aš tik girdėjau tą patį. Tai mano, žodžiu, tas omegos buvo ten minimum iki tos ribos, kai jau netgi jie aprūvina. Tai, žodžiu, viskas ten gerai. Bet aš sakau, jos geriu ten dvigubai daugiau negu parašyta. Kas nors dar yra, kokių vitaminų, mineralų? Vitaminų mineralų kompleksą tokį bendrą irgi įsipilu į savo kokteilį. Dar kas nors? Nežinau. Ne, D3? Daugiau viskas. Ne, daugiau negeriu. Per treniruotės, aminkės kažkokios? Vandenuką. Vien vandenuką? Aha. Geriu vandenį, aminkių beveik negeriu. Kažkokiu tai... Per treniruotę man irgi kažkaip tai geriausiai jaučiuosi gerdamas vandenį. Supratau. O tu? Aš tai daug visko. Jo. Jo, aš tau daunų iš tikrųjų atvežiu. Jo. Mūsų pataikė šį kartą, klausau, žinai, ir galvoju, maišą aišku vos telpa. Tai pradėsiu nuo mažesnio daikto. Opa! Tekia matyti? Būtent tokio, ne, jeigu apie vitaminus, tai turbūt tekia. Žiūrovom rodysiu. Tai žiūrovai yra jau matę, kai kurie, gal kai kurie dar ne, bet va pamatys. Tai yra Mivitotalis. Principe, tai yra skandinaviški skysti vitaminai, kurie yra organinės kilmės. Okay. Tam, kad vitaminai ir mineralai geriau įsisavintų mūsų organizmą, turi būti organinis junginys. Turi būti pati mineralo forma sujungta su kažko organišku, kad mūsų kūnas geriau įsisavintų. Tai čia visa mineralų forma yra būtent tik organiniai. Ir, žinok, mano sportininkų aplinkoje daug kas jau vartojame gal metus laiko. Tai pipipiu, vedis. Žiemos praėjo kol kas be ligų, viskas labai puikiai, imuninės geros sistemos. Tikrai vienas iš einamiausių vitaminų pekų. Gal pažiūrėjus atrodys, nėra čia labai daug visko. Daug, bet koncentracijos nėra didelės, bet kartais geriau mažesnės koncentracijos, bet jeigu jos sugeba geriau įsisavinti, tai kam tada reikia prirašyti tūkstančiais kažko, ko mūsų kūnas negalės pasimti. Tai tikrai yra patikrinta, patikima, skandinavai gamina ir skonis puikus, tai tiesiog, manau, tau turėtų tau kokteilį labai tikti. Ok, ačiū labai. Ir dar vienas produktas, žinau, kad tu esi nebeingas proteinui. Oho. Mano žiūrovai irgi yra įmatę. Asgardo izoliatas. Tai yra 100% grynas izoliatas, kurios sudėtyje nėra laktozės, nėra cukraus, yra virškinimo enzimų įdėta tam, kad geresnis būtų įsisavinimas. Tikrai puikiai viskas veikia, niekam jokių vidurių nepučia ir tikiuosi tau patiks, pabandysi. Skonį nežinau, ėmiau tiesiog vanilę, tokia klasika. Ypač, kai paminėjai apie blynus, matysi galvoju, okei, blynam tikrai labai gerai. Jo, blynam vanilę. Tai yra, žinokit, ir kukiai visokie, ir avietės, ir braškės, ir šokoladai, ir riešutai. Tikrai skonių pasirinkimas yra. Kokybė superinė, vieni iš geriausių austrų gamintojų. Pats esu atradęs, turim atstovavimą Lietuvoje, pardavinėjom. Klientų feedbackas labai geras. Išbandysi kaip proteino ekspertas, galėsi brūkštelti tam kada. Gerai, ačiū tau labai. Tai va, dovanėlės. Ačiū. Pamaišą galim padėti į šoną. Kaip ten verda? Verda. Gerai. Vandens reikia įpilti. Radau tokią frazę, Pauliau. Esu dvasinis gyduolis, pagal reiki sistemą dirbu su dvasinio atsako terapija, o taip pat atlieku dvasinį ištiesinimą bei esu praėjęs, visas pakopas pagal sabi sistemą. Kas tai? Nespratau nieko. Turbūt čia reiktų kokių 2 valandų. Taip gerai. Pabandykit 2 minutės. Gerai papasakot. Apskritai, tas dvasinis gydymas yra, jeigu žmonės nesusidūrė, tai kadangi auditorija ganėtinai sportiška ir gal iš tos pusės labiau, tai gali daug skepticizmo būti ir viskas gerai, aš tą labai toleruoju, nes puikiai suvokiu, kad tai yra sunkiai pamatuojami dalykai, ką tu gali padaryti ten su savo delnų energija arba panašiai, tai tas gali kažkas tai labai skeptiškai žiūrėti į kažkokį tai gydymą, tai yra tūkstančius metų skaičiuojantis gydymas atėjęs iš rytų
Ir apskritai gal aš veščiau į tą dvasinį pasaulį, meditaciją, savęs gydymą tokiu principu. Tai yra plius minus apie tai, jeigu taip apibūdinta per 1 minutę. Tu čia visą šitą esi perėmęs iš mamos? Mes su mama kartu mokėmės ir mes su jie atliekame gydymo seansus. Taip pat tai toks... Ir tu iš dalies dvasinis daktaras. Galim taip įvardinti? Dvasinis gyduolis, kaip ir parašyta. Gyduolis, jo, atsiprašau. Jo, dvasinis gyduolis. Man tas žodis gyduolis tiesiog toks nepriimtinai keistai skamba. Jo, nes daktaras tai tu turi būti Išsilavinimas. daktaras, o gyduolis yra... Tai ta tema, kadangi aš daug vedu Instagram'u ir ta tema yra tokia labai daug skepticizmo sulaukianti, tai aš apskritai labai mažai apie ją kalbu, puikiai suvokdamas tą žmonę. Džiaugiuosi, kad aš tvirtai stoviu ant žemės ir suvokiu, apie ką geriau šnekėti, apie ką geriau nešnekėti, nes kam įdomu, su tais mes ir dirbam. Jeigu, žinai, pradėsiu tą kontentą taip transliuoti, kad va, aš čia, žodžiu, galiu jūs pagydyti delnais arba panašiai, tai bus, aš puikiai suprantu, kokia to reakcija bus, tai aš Kiek aš suprantu, kad žmonėm gali būti įdomu, šiek tiek lengvai apie meditacijas, apie savipagalbą, apie emocijų valdymą, tiek aš čia transliuoju, kas liaudžiai yra priimtina, ką jie gali iš karto perimti ir patys savo naudoti. Ar pasidalinti kažkokiu tai labai paprastais meditaciniais pratimais, kurie tikrai veikia. Čia jau, man atrodo, jau vis mažiau ir mažiau skeptikų yra, kurie sakytų, kad tu nieks čia nesąmonė, va ten tiesiog pasėdėti, padaryti kažkokį tai kvėpavimo pratimą yra beprasmiškas dalykas. Tokių jau yra vis mažiau ir mažiau, nes dar prieš 10 metų tai net ir ant to sakytų, kad tu va ten, jisai ten, žodžiu, jogas kažkoks, tai dabar žmonės po truputėlį tai jau ir atranda. Gal ateis kažkada tai metas ir kažkokiam tai didesniem dalykam, kai visuomenė bus pasiruošusi. Tai va. O kokie žmonės kreipiasi? Kam reikia va tokios pagalbos? Į mane? Jo. Mūsų... Pagrindė yra sportuojantis pas mano mamą, kurie nori tokio tipo pagalbos arba dvasinio ištiesinimo arba kitokios. Tai dar yra sistemos, su kuriomis mes dirbame, bet apie jas neišsiplėsiu, bet žmonės, kurie nori patirti kažką tai labiau iš dvasinės pusės. Dvasinis ištiesinimas apskritai yra toksai kaip ir kvantinis šuolis į stipriai, čia mes jau į sielos perspektyvą galėtume eiti ir apie tai pasakoti, tai apskritai gal toks pradėti reiktų nuo to, ar žmonės tiki reinkarnaciją, ar tiki sielos nemarumu. Kuo aš labai stipriai tikiu, kadaise buvau labai aktyvus krikščionis, katalikas, kol nepradėjau daugiau gilintis, tai dabar man toks kaip ir tikėjimas nebeegzistuoja, nes aš esu labai stipriai tikintis. Tikiu kūrėjų, aukštesniųjų, bet jau nebeprisirašu ten prie Budos ar Kristos ar kito lyderio arba vedlio vienoje ar kitoje šitoje religijai. Tai ta tema man ypatingai įdomi, aš kiekvieną dieną medituoju ir tą pradėjau daryti prieš 15 metų. Aš labai tikiu, kad man tai padeda gyvenime. Tai netgi yra labai aiškiai pamatuojama, kad darbas su savo emocijomis, nes kažkas tai tiki kokiam nors ten vizualizacijom, kažkas tai netiki, bet pats tas emocijų valdymas, kaip yra labai paprasti pratimai tam daryti, tai tikrai labai pagerina gyvenimą, nes tas čia kaip labai lengvas pavyzdys. Kas, jeigu per dieną žmogų ten nervina arba užknisa tokia situacija, tai galima išgyvendinti. Vieni tai išsigyvendina dėl brandos, nes sako, prieš 20 metų buvau ten labai užsidegantis ir su branda ateina, bet tai ateina gerokai lėčiau negu tai ateina, kuomet tai praktikuoji, atlieki kažkokius tai pratimus. Tai čia toksai labai su tuo nesusidūrusiems žmonėms paaiškinimas, kad tai tikrai veikia. Net aš ir vizualizacijas, ir svajonių siuntimus darau, ir su emocijomis dirbu, tai man tai labai patinka. Man tai yra labai artima. Meditacijos, tai apskritai dar iki šių dienų yra arba fizinių kūnų besirūpinantis, arba jau ten tie, kurie medituoja, kažkokiu tai dvasiniu arba energetiniu kūnu besirūpinantis. Tai po truputį man atrodo, kad netgi ir tie, kur sportuoja, atranda tą pasaulį. Nes anksčiau būdavo tas su paliegusiu kūnu ten sėdi, žodžiu, medituoja, o tas, žodžiu, labai sportiškas. Tai man tai yra fantastika tai sujungti, nes aš taip įsivaizduoju visišką laimę, kuomet ir protas yra ramus ir aštrus, kada kūnas yra sveikas,
ir kuomet žmogus turi daug energijos. Apskritai visas tas režimas man yra apie laimę ir energijos kėlimą. Kadaise tai buvo apie rezultatus tiktais, dabar man tai yra laimės didinimas ir kad būtų kuo daugiau energijos. Tai bičiuliai, jeigu kažkam labai aktuali tema šitą plačiau, tau drąsiai galima rašyti šitą. O, aišku, žinoma. Didžiausia gyvenimo pergalė. Didžiausia gyvenimo pergalė. Galima tai filosofiškai pažiūrėti, kad tai, kad jaučiuosi laimingas, tai man atrodo, čia toks didžiausias mūsų tikslas anot Dalai Lamos, kad būti laimingais, tai čia toks labai, labai paprastas, bet turbūt didžiausia pergalė tai man iš karto su sportu. Kažkodėl tai aš manau, kad turbūt tos 2 pergalės, Arnoldas ir Europos čempionatas, gal laikyčiau 2 didžiausiam pergalėm. Jeigu tai per daug nemastyčiau, gal primastyčiau kažką tai ir kito, bet pirma mintis tai turbūt, kad sportinės pergalės, nes vis tiek tas mano gyvenime buvo, nuo to aš niekur nenuėjau, tiesiog nuo profesionalaus sporto nulipau, bet jo, manyčiau, kad tie 2 dalykai. Didžiausias gyvenimo pralaimėjimas. Kaip tau čia pasakyti, žinok, gal ir banaliai nuskambės, bet aš turbūt turiu tiek pozityvumo, kad nesvarbu, kas mano gyvenime nutiko, aš tai super vertinu, kaip pačią naudingiausią patirtį. Ir net ir didžiausi praradimai, tai yra, aš juos vertinu dar labiau negu pergalės, nes tik tai iš kažkokių tai praradimų mes kažko tai pasimokom. Nes dažniausiai kai sekasi gerai, tai pasimokyti nelabai kažko tai ir gali. Tai tikrai buvo praradimų, ar ten finansinių praradimų, ar kažkokių santykių, bet aš tai vertinu kaip vienas didesnių dovanų, kurias man tik galėjo atsiųsti. Nes sutinkamų požiūrių sunku būna tik tai tada. Kai praeina laikas, tai aš kažkaip tai matau kaip didesnės dovanas negu kad pergalės gyvenime. Tai žinok, net neįvardinčiau nei vienos, nes kas yra be nutikę gyvenime, tai labai labai vertinu, ypatingai iš neigiamos pusės. Ok, galimas ir toks atsakymas. Pabaigai, kadangi tu tikrai nemažai dirbi ir pro tave praėjo daug žmonių įvairaus skirtingo kontingento, iš savo patirties, arba taip, kaip tu darai su klientais, kiek turėtų sportuoti vyras arba moteris kartų į savaitę? O, daugiau informacijos nebus? Kalbam apie mėgėjus. Tai aš manau, kad 3. Prasme, to pilnai pakanka. Ar yra pagal tavo manymą skirtumas, vyrai turėtų tiek, moteris tiek? Nes būna kartais sako, vyrams tiek reikia sportuoti, moterims tiek reikia sportuoti. Nepasakyčiau, nes čia turbūt reiktų dar papildomos informacijos, koks vyras, koks moteris arba panašiai, bet jeigu tikslai skirtingi. Jeigu ten pradeda, ten tikslai, vieno gera genetika, kita bloga ir panašiai, bet aš manau, kad 3 kartai yra optimalu, ten pradedantiesiems gal porą. Aišku, čia nežinau, ar tai auditorijai su jais, kurie sportuoja 4-5 kartus, bet aš kadangi dirbu su kita auditorija, tai labai žmonės dažnai užsimotyvuoja pačioj pradžiai ir labai stipriai nudega. Tai su tuo tas dalykas turėtų būti labai atsargus, nes labai yra žmogų lengva parodyti, kad čia yra per sunku. Tiesiog duoti jam arba per griežtą mitybą, arba per daug sporto kartų. Tai geriau jis nuo 2 kartų pereis prie 3, pasieks to lėtesnio rezultato, bet sakys, o čia gal ir normaliai. Ne tai, kad jisai 5 vakarus sėdėdavo darbo dienom prie teliko ir dabar 4 kartus per savaitę jis to nedarys, nes eis sportuoti. Ir tikėtina, kad po mėnesio sakys, blemba, kaip čia jaučiu labai daug apribojimų. Tai aš kažkaip esu linkęs geriau švelnesnių būdų pereiti, nes tų, kurie yra tikrai nesportuojantis, apsileidę, valgo blogai, yra labai daug. Ir ištraukti iš to liūno nelabai motyvuotų žmonės galima tik tai, ne tik tai, bet dažniausiai tik tai per lengvą parodymą, kad nėra čia kažkokių tai apribojimų, kad nebūtina valgyti ten kažkaip labai griežtai arba nereiks sportuoti iki nukritimo tam, kad įsivažiuoti į ritmą. Po to kiekvienas jau pagal tikslus, jeigu užsikabina, tai viskas ok. Bet tam, kad užkabintai, man atrodo, kad reikia tai parodyti švelnesnių būdų. Kiek manai procentaliai užsikabina iš tavo klientų, taip, per metus? Lieka sporte. Aš įsivaizduoju, kad tikrai daugiau nei pusė. Aš trečdalio nebūčiau davęs. Ką? Aš 300% daugiau nebūčiau davęs. Mano čia yra spėjimas, nes ne visi man duoda feedback. Ne visi kažkokie tai, su kuriais
kažkas tai įsigyja kažkokią tai paslaugą, ne visi duoda feedbacką, bet pagal tai, kiek man atrašo, pasidalina tenais, kaip jiems sekasi, arba užduoda kažkokiu tai klausimų, tai aš galiu taip teikti, kad... Prielaida tokia. Ką? Prielaida, kad 50%. Prielaida. Čia gal mano optimistinė prielaida, o gal kaip tik pesimistinė, nes aš taip šiek tiek numažinau, kiek aš įsivaizduoju. Okay. Galvojau, kad 2 iš 3. 2 iš 3 lieka ir kažkokį tai įsiveda arba teisingesnės mitybos ritmą, nes aš tą labai deklaruoju, kad turi būti skanu, sotų, paprasta pagaminti ir kai to apribojimo nėra, tai man atrodo, kad tai yra super paprasta padaryti. Tai aš ir manau, ir tikiu, ir man taip atrodo. Gerai, reiškia, laikas ir mums pasisotinti. Varysim dar šiandieną pasportuoti, darysim kojas, treniruotė nebus sunki, bet bus įdomi, nes ją darysim kitaip, lauke, teisingai? Jo, aš labai mėgstu tokio oro pasportuoti lauke, tai yra gerokai lengvesnė bus treniruotė, negu darau sporto salėje ir kilnoju štangas, bet retkarčiais tokią pasidaryti, tai tikrai super. Supratau. Gerai, bičiuliai, susitiksime antroje laidoje. Parodyk žiūrovom. Out of topic. Puikiai sriuba ir kas man dar patinka sriubose, kad ta prasme, labai daug sotumo jausmas suteikia, nes daug skysčio yra. Ir tokį liesą daiktą netgi ir vakarieniai valgant. Nors čia ir bulvių ir kruopų, bet realiai tokiam bliudelį gal čia kokį bus nepilnų 10 gramų kruopų, tai netgi ir vakare galima iššauti, nes ir jautienos yra, daržovių ir skonio daug, nes mėgstu įdėti žalio arba raudonojo kario pastą. Tai kviečiu pasigaminti ir baltymų, ir angliavandenių, ir apskritai healthy food. O dabar jau einamės valgyti ir keliaujam į antrą laidą. O šiaip pats nebėgioj? Paskutinis sportas, kuo užsimčiau. Viena didesnių kančių gyvenime. Nežinau net, kas labiau kankina, ar angliavandenių duobė ar bėgiojimas. Oi, kai dega! Eina šiek tiek. Tie, kas ten labai rimtai hebra kočiojat, jo, galima atrodys, kad čia nesąmonė ir nedarysite. Bet šiaip, tie, kas taikote tą deload metodiką, apie kurią esam kalbėję su Vilium Petrik laidoje, ir tarkim turite tą savaitę suplanuot, pavyzdžiui, atostogas, ne? Ir kaip ir planuot, neturėti fizinio krūvio. Bet tokio tipo treniruotė įsimesti, kad pravarytų tą kraują kojom, tikrai superinis reikalas. Tai drąsiai gali būtų taikyti deloadui. Mano geriausias rezultatas su 100 šiame su 5 pritūpęs prie 8 svorio. Turbūt tiek jau nebepatūpsiu. Niekada. Realiai geriausią kojų formą esu padaręs su dviračiu. Ryan Terry su juo stovėjom ant scenos 13 metais. O jis britas, man atrodo, ne? Jo, jis britas. Jisai buvo 3, aš gal 6 13 metais, tai buvo garbė. Pažiūrėk, kiek nuėjęs. O ten jo buvo pradžia, o mano buvo pikas. Tai